Čia vyksta mano visi eksperimentai, visa magija. Tam užtenka laptopo, jeigu reikia stipresnių skaičiavimų, tai einam prie tokio galingo serverio. Na, čia iš tikrųjų yra ne visai serveris, čia yra žaidimų kompiuteris su labai galinga vaizdo plokšte, kurią mes naudojame dirbtinio intelekto modelių kūrimui. Ne visada žaidimams. Aš supratau, kad mano darbas yra svarbus realybėje tada, kada pas mane pradėjo eiti žmonės, sakyti, žiūrėk, aš turiu tokią problemą ir man reikia, kad kažkas ją išspręstų. Ir supranti, kad tavo tie darbai, jie daro įtaką pasauliu, jie rūpi. Čia yra megafonas, kurį mūsų fakulteto dekanas naudoja, kaip mes jo neklausome. Alio. Veikia. Čia yra auklėjamoji knygutė, kurioje mes susipažįstame, kas yra didelė problema ir kas yra maža problema. Ir jeigu ta problema yra per maža, mes neturime teisės trukdyti mūsų dekano. Aš tikrai nežinau nei vieno dalyko, kurį išmokus tau užsidarytų galimybės kažką kito daryti. Tu įstoji, tarkim, į kokią nors matematiką ir tu paskui nusprendi, kad tu nenori savo gyvenimo sieti su matematika. Tu vis tiek būsi išmokęs tas žinias ir tau tos žinias nieko neuždarys. Galėsi į magistrą stoti, kažkokią kitą programą per išlyginamąsias studijas. Bus galima gal netgi daugiau bakalauro studijų pasiimti. Norim išmokinti moksleivius, kaip pastatyti raketą ir išskristi su ją į kosmosą, bet vietoj to mes visą mokyklą mokiname, kaip reikia naudotis plaktuku, kad kalti, grąžtų, kad gręžti, pjūklu, kad pjauti, bet apie tą raketą nieko nepasako. Labai panašiai, man atrodo, vyksta šiuolaikinis ir matematikos mokymas. Tai man labai panaši situacija buvo ir aš pamilau matematiką tik tada, kai aš pamačiau, kur galima ją taikyti, kur jinai yra naudinga ir ką aš su ta lygtim galiu padaryti. Tai aš taip pamilau matematiką, siūlau ir jums pabandyti, pasidomėti, ką galima su ją padaryti. Na, gal tai prives ir jūs prie matematikos patikimo. Viskas tik prasideda nuo smalsumo ir noro spręsti problemas.